Alfa LT redakcijos Socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius. Labadiena. Labadiena. Pone Butkevičiau, visų pirma sveikinu Jūs vienas iš berods tik 3 Seimo narių, kurie pateko į Seimą iš pirmo turo. Ir noriu Jūsų klausti, kaip apskritai vertinat rinkimų rezultatus, kurie jau dabar tarsi aiškiai galutinai? Aš pirmiausia, jeigu galima, norėčiau padėkoti žmonėm, kurie balsavo už Socialdemokratų partiją ir asmeniškai Vilkaviškio rajono rinkėjams, kurie išreiškė man toliau pasitikėjimą. Turiu pasakyti, kad tikėjausi, kad gal 2% mūsų partijos, kaip sakyti, rinkėjų skaičių bus daugiau. Bet kaip yra, taip reikia vertinti. O pačią rinkiminę kampaniją aš apskritai, jeigu kalbėti Lietuvoje, vertinu nelabai kaip. Taip, jeigu galima tokį žodį pasakyti. Pirmiausia dėl to, kad buvo nemažai juodųjų technologijų, matys iš karto, taip pat paskutinė informacija, aš kaip politikas negaliu tvirtinti, kol nėra faktų, kol nėra teisėsaugos institucijų išvadų, bet manau, kad jeigu įvairiausi tyrimai yra pradėti teisėsaugos institucijose, tai matyti tam yra pagrindas. Mane labiausiai kaip žmogų jaudina, kad politiniai rinkiminiai kampanijoje dominuoja tokie dalykai kaip balsų pirkimas. Ir gana masiškai. Ir taip, ir jeigu, galiu pasakyti, teisėsaugos institucijos, vyriausia rinkimų komisija neįvertins šitų dalykų ir nepriims sprendimų, netgi gal tokių, kad kai kur balsus reikia anuliuoti, gal aš per drąsiai, galbūt čia jau nešturiu, tai kalbėti gal ir tokius sprendimus priminėti, bet jeigu tai bus faktai patvirtinti ir jeigu mes žiūrime į tolimesnę perspektyvą, kad rinkimai vyktų kuo sąžiningiau, kuo atsakingiau, ir tai turime po šitų rinkimų būtinai išsiaiškinti šitus dalykus, nes tai yra nusikaltimas ar nusikalstama veika. Nes jeigu neįsiaiškinsim, tai mes sukursim precedentą kituose rinkimuose jau masiniams reiškiniams, aš manau, ir tada jau bus procesai nebevaldomi. Bet žiūrėkit, atrodo, kad to noro aiškintis, o ypač spartus čia būtų reikalingas, nėra. Vakar Seime generalinis prokuroras sako, kad na, čia iki rinkimų neįsiaiškinsim, rinkimų komisija apskritai pabirusi. Aš manau, kad vyriausia rinkimų komisija tiesiog jinai, atrodo, kitas iki prieš priimdamas sprendimą, reikalauja, kad būtų atnešta vos nepabrėžta, kad koks ten žmogus, kur, kada padarė nusikaltimą. Tai aš manau, kad tokių atvejų gali būti, bet jie gali užtrukti, kol bus nustatyti, kol bus įrodyta, nes įstatymai, kiek aš žinau, irgi kalbėjausi ir vakar su kai kurių teisėsaugos institucijų darbuotojais ir vadovais, jie bando aiškinti, kad reiškia, tasai procesas tyrimo gana yra ilgokas dėl to, kad jiems šituose atvejuose negalima sekti, negalima pasiklausyti telefoninių pokalbių, po to negalima filmuoti. Tai gali jie, jeigu turi informaciją, pasikviestą asmenį, apie kurį liktai yra informacija paskleista, ir jį įspėti. Tai sako, jūs siūlykit, Seimas, aš manau, vieningai pritars tokiam įstatymų pataisom, kad jums sudarytų sąlygas, kol greičiau tokius dalykus išsiaiškinti. Dėl antro turo, kiek socialdemokratų, kokios jūsų prognozės? Mes turim 28 savo partijos bičiulius, kurie dalyvaus antrajame ture, ir turim pripažinti, kad mūsų kandidatai yra stiprus. Ir iš tų 28, aišku, norėtųsi, kad visi laimėtų, bet vis tiek reikia žiūrėti realiai, nes čia yra prognozė, o prognozė tai yra gana rizikingas dalykas. Aš manau, kad kokie 21 Seimo narys turėtų pasiekti pergalę. Iš 28? Iš 28 tai būtų labai mūsų didžiulis pasiekimas. Tai frakcijai būtų? 15 dabar pagal sąrašą, tai būtų 36. Kokios dabar koalicijos yra svarstomas? Tarsi iš vienos pusės kalbama apie tą jau koaliciją, kuri buvo tarsi rinkimų naktį pradėta formuoti Darbo partija, socialdemokratai
ir Tvarka teisingumas. Kiti variantai svarstomi Vaivorykštė, taip teoriškai socialdemokratai, konservatoriai ir liberalai, arba netgi centro dešinės, Darbo partija, liberalai, konservatoriai. Kaip jūs matytumėtės ir kaip jūs vertinate šitus scenarijus? Turiu pasakyti, kad, kaip ir visa Lietuva jau žino, buvom susitikę naktį 3 partijų vadovai ir dar komandos nariai. Ir tikrai atsakingai sakau, kad mes susitarėm, kad sekantis susitikimas tik bus po antrojo turo, bet tame susitikime buvo toks žodinis sutarimas, joks dokumentas nebuvo pasirašytas, žodinis sutarimas, kad jeigu rinkėjai mumis pasitikės ir mes pakankamai turėsim balsų, tai formuosim valdančią daugumą. Bet nekalbėjom apie, pavyzdžiui, ministerijų pasiskirstimą, apie tai, kad kam turėtų atitekti ministro pirmininko portfelis arba Seimo pirmininko pozicija. Ir manau, buvo tikrai pasiektas toks gal žodinis susitarimas, kuriam buvo pritarta ir laukiama antrojo turo. Aišku, po to dar buvo kai kurių iš mūsų ten kolegų pusės pokalbiai, kiek žinau, su Liberalų sąjūdžiu. Ir aišku, dar vienas pareiškimas žodinis buvo padarytas, kad jeigu turėsim daugumą, kviečiam dar ir kitus prisijungti prie valdančiosios daugumos. Jeigu mes kalbame apie tą pačią koaliciją, kuri jau buvo tarsi rinkimų naktį pradėta formuoti ir kurią jūs tik paminėjot, tai turbūt natūralu, kad premjeru būtumėt jūs, o ir premjero portfeliui priklausytų finansų ministras ir turbūt užsienio reikalų ministras, nes ES Lietuvai pirmininkaus tam tikrą etapą kadencijos. Tačiau kaip būtų su kitais ministrais, kurie būtų kitų partijų deleguoti, kokį čia turėtų įtaką visa koalicija, premjeras, jog nebūtų pateikta kokių nors kandidatų, kurie galėtų kompromituoti tiek koaliciją, tiek patį premjerą ir nebūtų paskirti netgi prezidentu? Taip, labai svarbus klausimas. Galiu tik pasakyti, kad tikrai tokia informacija buvo paskleista, kad jeigu yra vienos kažkurios partijos ministras pirmininkas, tikrai kol kas nebuvo numatyta, kad tai ar socialdemokratų, ar Darbo, ar Tvarkos ir teisingumo partijos, tai anksčiau būdavo priimamas arba randamas sutarimas, kad finansų tik ministras būna ministro pirmininko pasirenkamas. Dabar, aišku, buvo sutarta, kad ir užsienio reikalų ministras turėtų būti. Ir tam aš matau, kad prieštaravimų netgi nėra ir matyt daugelis mano, kad tai nėra labai ir reikalinga ministerija. Bet aš manau, šiek tiek, čia aišku mano buvo pasiūlymas, aš manau, kad tai laukia nepaprastai sudėtingas laikotarpis ir atsakingas laikotarpis pirmininkavimo, bet tai svarbu, kad gali atsitikti toks atvejis, kad Lietuvai teks užbaigti naujos finansinės perspektyvos patvirtinimą. Kai matom, šiuo metu Briuselėje nepavyksta susitart, kitam pusmetį, jeigu irgi tokia pati bus situacija, o po to jau nebebus kur trauktis, jau 13 metų antras pusmetis. O dėl kitų ministerijų, tikrai dėl kandidatų, kurie galėtų jas užimti, pokalbio nebuvo. Tai gal buvo išskirtos kai kurios ministerijos, taip, diskusijos metu, kurios tokios yra kaip svarbesnės, kurios dalyvauja daugiau ūkio veikloj, kaip aplinkos ministerija, energetikos, ūkio, susisiekimo, dar gal ir žemės ūkio ministerija. Turtingos ministerija. Kai kam jau, bet aš visada žiūriu, kad turėtų būti prioritetų įgyvendinimas ministerijose. Kaip turtingumą suprasti, jeigu sieki pats tikslo kažkokio vos nesmeninių, kai dažnai kai kur atsitinka, ne dažnai, bet kai kur gal atsitinka. O kitos jau tokios, antrame plane. Bet manau, kad galimas vienas pagrindinis, aš manau, variantas tai paritetinis pasiskirstimas pagal turimų vietų skaičių Seime. Bet tą, kai jūs užakcentavot, asmenybių klausimas, turi būti nepaprastai atsakingai parenkamas. O vidaus reikalų ministerija, kaip kas žiūri? Vidaus reikalų ministerijų, kaip aš jau sakau, ir sveikatos apsaugos ministerijų vis dėlto reikės stengtis, kad, aišku, sveikatos apsaugos ministerijų, mano manimu, turi būti specialistas kaip gydytojas, dėl to, kad tikrai šita sistema reikalauja reikšmingus reformos ir jinai neturi būti tik eskaluojama žodžiais, bet ne darbais. Vidaus reikalų ministerijoje turi būti žmogus, kuris pirmiausia turi tikrai pripažinimą netgi ir daugelių partijų, ne vien tik koalicijos,
nes tai yra labai svarbu, kad būtų tvirta asmenybė, kuri būtų skaidri, nekristų jokios dėmės, nes tai yra institucija, kuri, aš manau, galima sakyti, mūsų valstybei, tai keliautų, kaip aš sakau, po finansų ministerijos, kas svarbu finansus, kad būtų galima suvaldyti, nes mes matom, kas vyksta, ir FNTT tam tikri dalykai, aišku, FNTT dabar vadovas pats išeina, bet tikrai, jisai, mano manimu, tai tvarkingai dirbu, matom, kad teisėsaugos sistema, mano manimu, šiuo metu Lietuvoje yra išbalansuota. Dar vienas toks delikatus dalykas turbūt po ministrų kandidatūrų, kurie siūlys partijos jau premjerui teikti, prezidentai skirti, yra darbo partijos problemos teismuose. Visi trys teisiamieji pateko į naują Seimą. Viktoras Uspaskichas, Vytautas Gapšys ir Vitalija Vonžutaitė. Turbūt darbo partija tikėsis iš koalicijos partnerių, jog jie išlaikys imunitetą. Jau man šitą klausimą buvo vakar uždavę kai kurie žurnalistai ir mes turėjom prezidiumo posėdį ir niekam nekylo abejonių, kad mes galėtumėm elgtis kitaip, negu elgėmės anksčiau dėl imuniteto panaikinimo arba atimimo. Nesvarbu, ar tai yra darbo partijos žmonės, ar tai būtų socialdemokratų partijos žmonės, mes tikrai elgsimės atsakingai. Ir teisinės sistemos tikrai Lietuvoje negriausim ir tikrai visi vieningai, aš manau, elgsis dėl imunitetų panaikinimo. Kalbant apie pirmininkavimą Europos Sąjungai, tarsi ir Europos partneriai nenorėtų, jog ministrais būtų žmonės, kurie turi kažkokių abejonių. Kiek Europos Sąjungos pirmininkavimas lems vyriausybės sudarimą, parinkimą ministrų? Reikia pripažinti, kad mes esame Europos Sąjungos nariai. Ir tą, kai jūs pabrėžėte, tarptautinė aplinka labai irgi stebi tos procesus ir žiūri ir vertina netgi pačias partijas. Aišku, kitas iki blogai, jeigu vertina tik iš tam tikros informacijos, kur yra skleidžiama kitas iki viešai nepagristai, bet aš manau, jie puikiai irgi supranta, kad tikriausiai turi vertinti viską. Turiu drąsiai pasakyti, kad mes, jeigu norim tarptautinėje aplinkoje atrodyti su pasitikėjimu, su galimybė bendrauti ir su galimybė susitikti su kitų šalių vadovais, aš turiu pirmiausia ministrais pirmininkais, su parlamentų vadovais, tai reikia suvokti, gal apie tai Lietuvoje per daug nekalbama, kad jie pirmiausia apie asmenybę turi visą informaciją. Ir čia, aš manau, turi būti aiškiai pasakyta tiem žmonėm, kurie galvoja, kad čia tik yra savo kiemo reikalas. Ir ne, čia yra tokie dalykai, kur tu turi suprasti, kad ne tik ES aplinkoje turėsi komunikuoti, tartis, tarybose dalyvauti įvairiuose, bet kai kada tu ir už ES ribų važiuoji, tariesi, diskutuoji, tai asmenybė turi būti nepriekaištinga dėl to, kad tau būtų atviros durys. Ten diplomatiškai tada tau būna pasakyta, kiek turiu informacijos iš kitų šalių arba iš diskusijų, tau tos durys nesidaro. Va čia ir yra problema, bet aišku, tai dažnai būna nepasakoma, bet tai būna atidedama, nukeliama, parodoma, bet tai reikia suprasti diplomatiniais žodžiais.